Viskas, kas įvyko 2025 Miami Grand Prix sprint lenktynėse. Net neprasidėjus lenktynėms, mes spėjome prarasti vieną lenktynininką – Charlesą Leclerc'ą. Leclerc'as, atlikdamas savo ratą iš boksų iki starto pozicijos, patyrė itin skaudžią avariją. Ši avarija įvyko dėl netinkamų padangų, kuriomis važiavęs Leclerc'as nesugebėjo suvaldyti milžiniško akvapalaningo ir rėžėsi į bortus. Prasidėjus lenktynių laikui, visi lenktynininkai paeiliui sekė saugos automobilį, kol ribotas matomumas ir milžiniškas purškimas nulėmė raudonosios vėliavos pakelimą ir nukeltą lenktynių startą. 20 minučių praėjus ir raudonai vėliavai nusileidus, 19 pilotų sugrįžo į trasą. Po poros ratų su saugos automobiliu visi vairuotojai sustojo startui. 5 raudonoms lemputėms užgesus, Oskaras Piastri puikiai startavo ir ties pirmų posūkių aplenkė pole pozicijos savininką Kimi Antonelli. Antonelli pirmajame posūkyje įslydo ir nusileido į 4 poziciją. Puikų startą turėjo ir Liamas Lawsonas, iš 14 pozicijos pašokęs į 9. Trasa pradėjo sparčiai sausėti su kiekvienu ratu, todėl susidarė proga atsiliekantiems išnaudoti strategijos privalumus. Bandomasis triušis tapo Red Bull lenktynininkas Yuki Tsunoda, kuris pats pirmas buvo iškviestas į boksus. Iš 19 pozicijos startavęs Japonas lenktynės finišavo šiek tiek už taškų ribos 9 pozicijoje. Matydamas savo apgailėtiną tempą ant intermediate padangų, tokia proga pasinaudojo ir Lewisas Hamiltonas. Užsidėjęs raudonas soft padangas, Hamiltonas tiesiog skriejo ir privertė susimastyti priekyje lyderiaujančius McLarenus. Akimirką po to į boksus atkeliavo ir Maxas Verstappenas, kuris ten patyrė skaudų incidentą su Kimi Antonelli. Red Bull padarė klaidą, paleisdami Verstappeną atgal į trasą per anksti, kas sudarė pavojingą situaciją. Verstappenas išsukdamas iš savo boksų užkirto kelią savo sustojimui besiruošinti Antonelli. Tai nulėmė ir Antonelli finišą iš 1 vietos į 10 ir Verstappeno, kuris gavo už nesaugų išvažiavimą 10 sekundžių nuobaudą, finišą 17 pozicijoje. Intrigos netrūko ir pačiame priekyje. Ilgą laiką komfortiškai besijutęs lyderio pozicijoje Piastri pradėjo jausti lendo spaudimą. Taip pat prie jų grėsmingai artėjo ir Lewisas Hamiltonas, ant minkštų padangų ne 2 sekundėmis greitesnis. Kai FIA įjungė DRS, Norrisas priartėjo ir aplenkė Piastri. Tada pastarasis iš karto nėrė į boksus ir atliko savo sustojimą, o Lando atliko savo sustojimą iškart po sekančio rato. Tik Norrisui įvažiavus į boksus, trasoje įvyko Fernando Alonso avarija, kuri iššaukė saugos automobilį, todėl įtemptos lenktynės vyko tarp trasoje skuodžiančio Piastrio ir iš boksų sugrįžtančio Norriso, kol galiausiai Lando per plauką užsitikrino lyderystę ir pergalę Miami sprinte.